Mitsubishi Electric inovatyvūs oras vanduo šilumos siurbliai. Saurida – šildymo komfortas senesnės statybos namams. Operatyvu, sklandu ir patikima. Bio Tornado. Labas rytas. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, tokiu metu su jumis sveikinasi laida Statybų gidas. Neišvengiamai artėja 2026 ir turbūt daugelis jų žinote, o jeigu nežinote, ko gero turėsite laiko ir bent jau poreikį pasidomėti, kiek kainuoja, kiek yra įvertintas būstas, kuris jums priklauso ir kuriame jūs gyvenate. Pokyčiai ir su ta būsto verte susijusio mokestinė prievalė bus aktuali visiems mūsų laidos žiūrovams ir netgi tiems, kas Statybų gido šiandien nežiūri, galės pažiūrėti per tv3play.lt. Taigi dabar plačiau apie tai, ką mums kiekvienam reikės mokėti už nekilnojamąjį turtą, kurį turime. Vėlyvą rudenį ir artėjant naujiesiems metams mes dažnai mėgstame skaičiuoti. Šį kartą siūlome kol kas neskaičiuoti, bet įdėmiai paklausyti, o jau po reportažo galbūt pasiimti skaičiuotuvus ir paskaičiuoti. Nors apsikrauti rūpesčiais prieš šventes nenorime, bet ši informacija gali būti aktuali daugeliui, nes kalbėsime apie mūsų turtą ir mokestinės prievoles. Tiksliau apie pokyčius, kurie mūsų visų laukia. Reikia planuoti, reikia žinot, kaip sakau, ir planuoti kitus metus ir toliau. Tai pirmiausia, kas yra aktualu ir nekilnojamo turto mokestiniai aplinkai, tai gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai. Tai čia mus įtakos tiek mus kaip gyventoją, kiekvieną asmeniškai, tiek ir verslą. Ir pagrindiniai pakeitimai, aišku, jų yra tikrai labai daug, tai labai komplikuoti yra suformuoti teisės aktai, ką mes čia tarpusavį ir su kolegom, ir su kitais ekspertais kalbam ir diskutuojam. Valstybinė mokesčių inspekcija šioje vietoje, aišku, labai padeda ir yra pateikus jau daug išaiškinimų, aišku, klausimų yra daugiau negu atsakymų. Bet kokia yra esmė, ar ne? Kai dabar šiais metais dar mes ir prieš tai visą laiką, ar ne, mokam gyventojų pajamų mokestį pagal pajamų rūšis. Tai yra ten darbo užmokestis, yra individuali veikla, yra turto pardavimas ir kiekvienas ar ne kiekviena veikla turi atskirą tarifą. Tai plius minus tas tarifas yra toks standartinis 15%, ar ne, darbo santykiam 20%. Tas minimalus nuo kitų metų mes turim tų tarifų turbūt nemažiau kaip 4. Tai yra 15% vienai daliai pajamų, 20% kitai, tada 25 ir 32. Ir iš tikrųjų taip paprastai paaiškinti, o kokiom čia pajamom kas bus taikoma, tai yra labai sunku, nes yra atskiros pajamų rūšys, yra krūvos išimčių. Tai kokia yra iš tikrųjų esmė, dėl ko visi iš tikrųjų labai kritikuoja tą mūsų mokesčių reformą, tai yra pajamų sumavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs ar ne parduosit nekilnojamą turtą, tai deklaruodami pajamas, tas jūsų gautas pelnas iš turto pardavimo bus sumuojamas su jūsų pagrindiniam pajamom, ar ne, su darbo užmokesčiu. Tai ir tada skaičiuosite progresiniai tarifai. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tikrųjų, jeigu jūs ar neturėsit vienkartinių sandorių arba jeigu tą veiklą vykdot ir dažniau, tai tikrai reiškia, kad jūsų tas turto pardavimo ar ne pajamos, jos paklius po didesniais GPM tarifais. Ir mes darėm ir palyginimus, kas bus, jeigu šiemet parduosim, kas bus, jeigu kitais metais parduosim, tai tikrai kitais metais tikėtina, kad reikės mokėti daugiau. Ir visada yra klausimas, ką reikia dabar daryti, ar čia bėgti ir šiemet viską pardavinėti. Tai vienintelis geras dalykas, gal ne vienintelis, bet toks vienas iš geriausių mokesčių reformos pakeitimų yra tai, kad yra sumažintas turto išlaikymo terminas, kai pajamų mokesčių iš vis nereikia mokėti. Tai šiuo metu, kaip žinom, jis yra 10 metų ir negyventojas išlaikęs turtą 10 metų, jis pardavęs jį neturi mokėti jokio pajamų mokesčio. Tai nuo sausio 1 tas terminas trumpėja net iki 5 metų ir čia labai didžiulis ir geras pakeitimas. Ir klausimas, ką daryt, tai jeigu šiais metais jūs esate turtą išlaikę kokius, sakykime, 6 metus ir norit pardavinėti, tai tikrai nepardavinėkit šiemet, palaukit sausio ir pardavinėkit ar ne prasisukus, kaip aš sakau, metam. Tokiu atveju apskritai sutaupysit, optimizuosit tos mokesčius ir nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio. Tai va šitoj vietoj tikrai tas pakeitimas nekilnojamo turto tai mokestinė aplinka yra svarbus ir
Aišku, jeigu keičiat gyvenamą būstą, tai tos lengvatos visos lieka, kurios yra dabar, jos nėra keičiamos ar ne. Jeigu gyvenat, deklaruojat gyvenamą vietą, parduodat, nusiperkat kitą, tai mokesčio lengvata išlieka ir yra taikoma. Ką dar galima pasakyti ar ne apie gyventojų pajamų mokestį, tai iš tikrųjų yra daug išimčių, tai reikia žiūrėti ar ne, ar jūs investicinės sąskaitos galbūt režimų naudositės. Dividendam išlieka tas pats pajamų mokestis, akcijų pardavimui tam tikros lengvatos išlieka, žodžiu, labai sudėtinga ar nepasakyti, nepaskaičiavus iš karto ar reikės mokėti ar ne. Tai ką tai reiškia, tai iš tikrųjų kiekvienas gyventojas turi savo pajamas susiskaičiuoti, nes už jūs nepadarys to nei darbdavys ar ne, nei ten nekilnojamo turto pirkėjas ar pardavėjas. Tai tokio sumišimo, manau, bus turbūt ne kitais metais, o dar kitais, kai reikės deklaruoti. Tad paieškokite ir tikrai rasite savo srities profesionalų, kurie patars, kokie mokesčiai gali laukti, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pardavimo atveju. O mūsų laidoje teisininkų patarimų tikrai bus ir ateityje. O dabar nuo reikalų, kurie bus aktualūs kiekvienam iš mūsų, perinam prie bendresnių. Pakalbėkime apie tendencijas, kurios bus aktualios nekilnojamo turto rinkoje. Šiais laikais, kai bet kuri pasaulio šalis yra santykinai lengvai pasiekiama, lengviau dairytis, matyti ir norėti, kad ir pas mus būtų kaip ten. Kažkur vakaruose ar rytuose. Valstybių pavadinimų galime neminėti, tačiau pavyzdžių, į ką norėtume lygiuotis, tikrai yra. Ar keičiasi Lietuvos valdžios požiūris į nekilnojamojo turto plėtrą, nes iš vystytojų girdime ne tik pozityvą. Ir biurokratijos daugoka, ir dokumentacija tvarkoma labai ilgai, ir reikalavimai kartais sunkiai įgyvendinami. Matyt, aplamai yra pasikeitęs požiūris į, turime, miesto vadovų ir valstybės vadovų į plėtrą ir į pasiūlą, pirmiausia, kalbant apie būstą. Nes būstą kuria tik tai verslas, nekuria valstybė, tas municipalinio būsto fondo kūrimas jis yra kol kas neįvykusi svajonė ir galbūt su naujaja būsto politika, kuri šiuo metu rengiama aplinkos ministerijoje, ledai pajudės, bet kol kas kuria verslą. Reiškia, verslui visą laiką galima sudaryti sąlygas, lengvinti, skatinti arba apriboti tą plėtrą ir matyti noras valdžios yra, kad ta kokybė kuriama, kurią kuria kiti, kuria verslas, jinai būtų maksimaliai įgyvendinama. Ne? Kokybė reiškia dėmesys bendruomenėm, dėmesys aplinkai, dėmesys želdynam, dėmesys parkavimui, viešosiam erdvėm ir panašiai, daug tų dedamųjų. Ir paskui dar reikia už prieinamą kainą pastatyti būstą, kurį žmogus nupirktų, už suprantamą prieinamą kainą. Tai supratimas, kiek mes galim spausti ir kiek galim reikalauti, kiek galim dėti prie biudžeto projekto, kad tas projektas visgi atsitiktų, įvyktų ir būtų įperkamas, kartais tas disbalansas įvyksta. Verslui dar ypač yra svarbu laikas. Tai yra, kartais galim reikalavimų aukštų įgyvendinti, architektūrinių reikalavimų, infrastruktūrinių reikalavimų, viešųjų erdvių reikalavimų, parkavimo reikalavimų, dviračių takų ir visą galima sukurti. Bet jeigu tai padarom greitai, tada yra rentabilu tokį projektą įgyvendinti. Bet jeigu tai darom ilgai metais, tai tampa visiškai nerentabilu tokį projektą realizuoti. Nes, sakoma, verslas turi tam tikrą pelningumą. Taip, NT plėtros verslas yra rizikingesnis, dėl to jo pelningumo siekis yra aukštesnis. Bet jeigu tu tą išskaidai metais, per 2-3 metus dalini tą pelno maržą, tai tu tampi visiškai nekonkurencingas savo aplinkinių kolegų, sakykime, atžvilgiu ir kartais tokie projektai dedami į šoną ir laukiama geresnių laikų jas įgyvendinti. Tai čia toks turi būti bendras, matymas ir sutarimas, kad neperspausti su reikalavimais, bet prašyti, kviesti, sudaryti sąlygas verslui siūlyti būstą, siūlyti projektus, kurie atsirastų mieste ir kurie miestiečių skaičių augintų. Juk verslas stato žmonėm, kurie atvažiuoja į miestą, kuris į mieste moka mokesčius mieste ir miestas nuo to auga. Vilniaus biudžetas dabar tikrai nesiskundžia pajamų trūkumų, tikrai yra, gana geri komforto, sakykime, metai, kada galime leisti stadioną, statyti nacionalinę koncertų salę ir daug investuoti į infrastruktūrą, gatves, matom, tvarkom želdynai, formuojasi, viskas yra puiku. Bet nereikia perspausti su reikalavimais, nes verslas gali ateiti, prisidėti, kurti žmonėms, kurie tame mieste nori gyventi, bet jiem yra svarbu sparta. Aiškios žaidimo taisyklės, aiškios sąlygos, nekeičiamos sąlygos, nekeičiami reikalavimai, aiškus greiti derinimai projektų. Galbūt tiem projektam derinti reikia pasitelkti daugiau, skaitmeninių priemonių. Galbūt dirbtinį intelektą čia pagaliau įjungti, išnaudoti ir panašiai, nes labai daug žmogiškojo faktoriaus derinimo projektuose mes matom. Tai kuo mažiau žmogiškojo faktoriaus, kuo daugiau tikslumo, aiškumo kriterijų, kuriais vadovaujamės,
tada projektai judės greičiau ir investicijos į miestus. Ne tik apie Vilnių, gal daug apie Vilnių kalbėjom, bet ne tik apie Vilnių, tai galioja matyti ir kitiem miestam, kad procesai judėtų greičiau, turi būti tas sutarimas, viešo privataus sektoriaus matymas, bendras matymas ir judėjimas į priekį. Nors pašnekovas daugiausiai kalba apie sostinę, tačiau nekilnojamojo turto vystytojai jau atrado ir Kauną, ir Pajūrio regioną, o po kelių dešimtmečių nauji daugiabučiai statomi ir dar keliuose miestuose. Bet turime sutikti, kad didžioji dalis projektų vystomi ar planuojami Vilniuje. Ieško didesnių teritorijų, kurias gali ateiti ilgesniam laikotarpiui, 5-10 hektarų teritorijos, 10 metų plėtoti jas patraukliose vietose, keisti visą tą miestovaizdį formuoti, visą tą aplinką keisti, kelti vertę ir auginti naujus rajonus, mieste naujas kartas, netgi žmonių, jaunimo tenais pakviesti. Problema yra, kad tokių sklypų ir šiuo metu tiesiog labai trūksta, verslui pačiam supirkti, sukonsoliduoti ilgai užtrunka, brangiai kainuoja. Savivaldybė dar irgi nėra laisva tokiais sklypais disponuoti, nes nėra pasibaigęs visiškai nuosavybės teisės atkūrimo procesas, tam tikri teisminiai ginčai vyksta, jeigu kitais metais tai būtų pabaigta, savivaldybė gali atrakinti didžiulės teritorijas. Toj pačioj Vilkpėdėj, toj pačioj Naujoje Vilniuje, toj pačiuose Žirmūnuose, mieste pilna dar vietų, kurias gali tada leisti, tarkim, į aukcioną. Skelbti aukcioną, norim pokyčio tame rajone, skelbiam aukcioną, ateina verslas, įsigyja didžiulę teritoriją, daro joje tam tikrą konversiją su savivaldybės užduotom tam tikrom taisyklių. Norim, kad ten būtų miksas, ir gyvenamoji, ir komercinė. Norim, kad ten būtų želdynai, norim, kad ten būtų išsaugotas kažkoks paveldas, kažkokia vertybė to rajono ir panašiai. Labai gali daug užkoduoti. Vakarų šalių praktika yra tokia, didžiulės teritorijos keičiamos būtent tokiu būdu. Per konkursus, per žinojimą, ko nori viešas sektorius ir per leidimą ir prašymą to daryti privačiam sektoriui. Tokių galimybių tikrai yra. Kol miestai lenktyniauja, kieno kalėdų eglutė yra gražesnė, gyventojai ar potencialūs naujakuriai turbūt skaičiuoja ir kitas pasirinkimo dedamąsias. Kaina už būstą, atstumus ar transporto spūstis, paslaugų prieinamumą. Ir tada aiškėja, kad statybų sektoriaus Lietuva tikrai ne tik Vilnius. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė, bet priminsiu, kad po jos mes jums pažadėsime tikrai fantastišką prizą, todėl tikrai nepalikite savo televizorių ekranų, mes pas jūs sugrįšime po kelių minučių. Mitsubishi Electric – inovatyvus oras vanduo šilumos siurbliai. Saurida dujinis šildymas – maksimalus komfortas su minimalia priežiūra. Operatyvu, sklandu ir patikima. Bio Tornado. Mitsubishi Electric – inovatyvus oras vanduo šilumos siurbliai. Saurida dujinis šildymas – maksimalus komfortas su minimalia priežiūra. Operatyvu, sklandu ir patikima. Bio Tornado. Sveiki sugrįžę po reklamos, čia laida Statybų gidas ir norim jums papasakoti apie įrangos detalės, kurios tikrai yra unikalios, universalios ir būtinos beveik kiekviename šiuolaikiškame būste. Individualumo ieškome visi ir kartais norime, kad net mažos detalės, kurios paprastai būna standartinės, atspindėtų kiekvieno mūsų namų interjero originalumą. Tokia detalė galima vadinti priglaistomus berėmius gipso kompozito difuzorius. Gražu, estetiška, bet pamačiau šiokių tokių problemų, stoka pasirinkimo, montavimo problemų, todėl pradėjom su draugu įkūrėm įmonę, pasidarėm pradinius maketus, ištestavom ir pradėjom masinę gamybą. Tad susipažinkite su dar vienu grinai lietuvišku produktu, kurio kelias iki originalumo norinčių vartotojų nebuvo lengvas. Viskas nuo projektavimo, grafikų braižymo, suderinimo su staklėm, išfrezavimo ir pačių pradinio maketo pasidarimas truko iki 2 mėnesių. Bet stengiamės išpuoselėti, išgryninti patį modelį, pradinę formą, todėl tie gal ilgai ir truko. Bet jei darai tai, kuo tiki ir ką išmanai, rezultatas pasiteisina. Jei norisi išskirtinumo, galima rinktis truputį kitokio dizainą, kaip minėjau, elipsė, trikampis ar suapvalinti kraštai, arba galima likti prie standartinių, apvalių, aštriais kraštais ar kvadratinių difuzorių. Turim internetinę parduotuvę, ten galima užsakinėti, siunčiam į visus miestus nemokamai.
Tai gali kreiptis tiek individualūs, tiek įmonės, kurios nori prekiauti mūsų produkciją, visiems, kam yra poreikis. Kadangi jau minėjome, jog šie elementai paprastai montuojami originalumą mėgstančių žmonių namuose, pakalbėkime ir apie difuzorių spalvą ar spalvas. Tiesą sakant, spalvinės gamos čia net nėra. Čia viskas priklauso, jie yra priglaistomi ir dažomi. Iš esmės gali ir juodai nudažyti, jeigu lubos tavo bus juodos. Jei jau išsirinkote spalvą, galime pasigilinti ir į technologinius ypatumus. Visai nesvarbu, ar jūsų būsto lubos iš 1 ar 2 sluoksnių gipso. Abiem variantams šie difuzoriai tiks. Be to juos lengva montuoti, super stiprus magnetai apsaugo dangtelį nuo nukritimo, o aerodinaminė dangtelio forma apsaugo ir nuo oro pasipriešinimo. Šitas difuzorius skirtas 125 pajungimui diametro ir vienam gipso plokštai. Kaip žinom, Lietuvoje dažniausiai daro vieną gipso sluoksnį, retai kas daro 2 sluoksnius, bet turim ir 2 sluoksniams skirtą auselę. Čia prisileidžia 2 sluoksniai ir gražiai įsimontuoja. Montavimo ypatumai nėra sudėtingi, jų statoma į paskirstymo dėžutę, ten gan tvirtai įsistato jisai. Naudojam kieto atsparumo glaistą pirmam sluoksniui. Suglaistom, taip pat yra specialios išfrezuotos duobutės, kad glaistas labiau įlystų ir sutvirtintų tarp gipso ir difuzoriaus. Ir beliks mėgautis ne tik estetiką, bet ir komfortą užtikrinančių oro srautų per tokius difuzorius. Laidą tęsime reportažu, kuriame papasakosime apie technologijas, keičiančias daugelio mūsų gyvenimus. Tokių namų Lietuvoje tikrai yra labai daug ir jų gyventojams aktualios permainos. Išmaniosios šildymo dujomis sistemos vis dažnesnis pasirinkimas ir įvairaus amžiaus, ir įvairaus ploto, ir įvairaus energinio efektyvumo lygio namuose. Jeigu jūs ne vienerius metus, o gal net ir ne vieną dešimtmetį šildėtės kietuoju kuru, tai išmanioji šildymo dujomis sistema jūsų komforto lygį pakėlė gerokai aukščiau. Šiuolaikiškos technologijos leidžiančios nuotoliniu būdu valdyti dujų katilus ir reguliuoti oro temperatūrą jūsų namuose leidžia pamiršti, kad namuose turbūt dar visai neseniai reikėjo ir didelės katilinės, o ir pačios malkos buvo vargelis kasdieninis. Dujos ir šildymas dujų balionais tai ir racionalus, ir šiuolaikiškas, ir švarus sprendimas. Įmonė Saurida dirba daugiau kaip 27 metus Lietuvoje. Užimam didelį dalį rinkos būtent dujų tiekimo srityje. Užsiemame būtent balionų pildymu visoje Lietuvoje ir turime taškus būtent Kaune, Vilniuje ir Mažeikiuose. Kada mes gauname iš klientų tuščią tarą, kuri grįžta, jinai yra visą laiką peržiūrima ir patikrinama prieš užpildant iš naujo, nes tiesiog yra iš klientų grįžtamas taros įvairios būklės. Tam, kad jinai grįžtų pas klientą saugi, ją visada yra tiek vizualiai apžiūrima, tiek patikrinama jos slėgis, ar jinai gali laikyti savyje dujas. Balionai yra visada, jeigu reikalinga, restauruojami, jie yra tvarkomi, keičiami ventyliai, būtent tam, kad atitiktų Europos nustatytus standartus. Dujų balionai yra užpildomi automatiniu būdu, jie atsisveriami pagal nustatytą svorį ir yra būtent tiek pripildomo dujų, kiek yra reikalaujama pagal Lietuvoje nustatytus standartus. Taipogi pas mumis automatizuotoje sistemoje yra papildomai įdiegta 3 pakopų filtravimo sistema, dėl ko mes turime dar švaresnės dujas. Dujų bazėje balionai ne tik pripildomi dujomis, bet ir tikrinami bei tvarkomi, kad klientus pasiektų tik tinkami ir saugus naudoti. Apgalvotai pasirinktas tiekėjas užtikrins jums ramybę dėl šildymo sistemos, kuri įrengiama tikrai ne 1 metams. Išmanioji šildymo dujomis sistema gali būti derinama su anksčiau naudotų katilų. Be to, ji puikiai šildo namus, kuriuose įrengti radiatoriai ar grindininis šildymas. Kokybiškos dujos garantuoja įrangos ilgaamžiškumą. Dujų balionai grįžę į bazę yra valomi, prižiūrimi ir atliekami išorės patikrinimo darbai tam, kad vėliau išvyktų pas klientą tvarkingi. Į automatizuota sistema užpila dujas, atsisverdama tam, kad būtų įpilta tikslus kiekis ir garantuotų kokybę klientui. Individualių namų gyventojai, vargstantys su kietojo kuro katilais, jau seniai svarsto alternatyvas.
Didelė dalis jau įsirengusių dujų balionų šildymo sistemas kaip pagrindinį privalumą akcentuoja temperatūros pastovumą ir lengvą sistemos valdymą. O paprastas ir greitas dujų sistemos įrengimas montavimo darbus leidžia atlikti net ir šildymo sezono metu. Ne tom malkom, ruošt malkas, kas aišku atima daug laiko ir aptarnavimas to kieto kuro katilo vis tiek savotiškai, reikia jam dirbti. Aišku, už tai, gal sakykime, ir pigiau kainuoja tas šildymas, bet laiko atžvilgiu atima ir. Tai po truputėlį užmėskėm kontaktą su Saurida. Aišku, buvo prieš tai dar minčių pasižiūrėti ir kitus variantus ir būtent vėlgi tą patį oras vanduo, tą sistemą irgi tikrai aš ją labai jau žiūrėjau ir tikrai norėjau jos, bet kadangi mūsų tas namelis kombinuota turi šildymo sistemą radiatoriai plus vanduo, visgi truputėlį suabejojau šitoje vietoje, ar ta oras vanduo, ta sistema pasiteisins ir visgi finansai irgi pakankamai dideli yra. Tiesiog apsistojom prie dujų. Todėl šiuolaikišką ir komfortišką šildymo sistemą tikrai galite įtraukti į svarbiausių 2025 darbų ir tikslų sąrašą. Toks sprendimas džiugintų ilgus metus. O laidos pabaigoje žadėta dovana. Eugenijaus Kerstono unikalios knygos Privatus Vilnius interjerų gyvenimai. Leidyklos Žara dovana atiteks vienam iš mūsų Facebooko draugų ir vienam iš YouTube paskyros prenumeratorių. Taigi būkime bičiuliai visose socialiniuose tinkluose ir kitą šeštadienį galbūt vienas iš jūsų laimėsite šį tikrai unikalų kalėdinį prizą. Linkime visiems artėjančių gražių švenčių ir primenu, kad visas mūsų laidas galite rasti tv3play.lt platformoje ir mūsų laidos YouTube paskyroje. Iki pasimatymo kitą šeštadienį 9:30.